Bet dabar mano kameristas nori kai ką pasakyti, kalbėk. Užeikite į Eligijus Molis kanalą. Mano pavardė tikrai ne Molis, o tik ten pasivadinau šiaip sau. Daug pažiūrėti, ar pavyks susikurti YouTube. Taip, užeikite, tenais yra gerų video, bet ne geresnių už šitus. Šiaip jisai kopijavo tą Molio pavardę, kai ko. Gal geras YouTube. Toks mano klasiokas, labai geras YouTuberis. Bet dabar duodu jam kalbėti, kuris dabar čia žaidžia. Tai žodžiu, iš karto šią dieną, kada keliu 5 seriją, keliu ir 6, ir dabar ką aš noriu pasakyti, tai ši serija vadinsis Monstrų medžioklė, nors jūs tą pavadinimą jau matote. Tai žodžiu, ką aš dabar noriu padaryti, tai sulaukti nakties. Ir, pas mane jau pritemo normal, reikia burokus greit sodinti, nepamirškim, kad pas mane yra monstrų, bėgam, kartą pasiėmė, eina savo, kartais nepasiėmė, bėgam namo, pasidedam burokus, įaitam čia tas stiklas ir dublynės neužkraunu, čia 5 burokus surinkti, dabar bėgam į antrą aukštą susidėti sėklą. Sėkliukės sudėtos, dabar laukiame, kol atsiras monstrų. Čia biškį namuko tokias stikliukus pasidariau, taip pačiam nereikia tokias įeini, uždaro, nereikia. O ten jau monstrų yra, tai varom medžioti. Neturiu įdomu, atsiprašau labai. Tai žodžiu, dabar nekreipkite dėmesio, čia tikriausiai bus kalba. Girdit, čia tokias kalba, čia vienas toks mano kaimynas. Nekreipkite dėmesio, aš čia kaimynų putas filmuoju. Nes nelabai yra tokio, kur filmuot, namuose labai triukšminga, negalėčiau nufilmuot video. Tai žodžiu, kryperis mano auka. Ui, atsiprašau, kryperį, kad tau teko. Mano draugas biškai juokėsi, dėl to, kad pavadinau savo kaimyną, man irgi jokinga gavos skeletonas. Kažkaip man visai įdomu tos monstrus naktimi žudyti, jie tokie nūbai, kad aš jas nužudau. Ten kaimynas iš 3 aukšto, o jis gyvena 5. Reiktų savo zombį žmogeliuką pakelia kaip sveikti. Aš tai jo nepakeliu, aš tai įdustum. Krypos, mirk. Ne, man kažkas trenkė iš kažkokios pusės. Gavau sumbigą, skeletonas puola. Užmušiu. Kritikal, kada puola iš visų pusių monstrai, gelbėti. Voras puola. Ir dar skeletonai puola. Nieko skeletus tuoj išjungsiu aš. Išjungsim tuoj. Puolam, numirktus šūdą gabalas. Zambas gauda bėgam. Nors neužmušiu aš. Čia 3 monstrai. Žolė trukdo. Iš visų galų puola bėgu namo. Dėl daugiau kito pasirinkimo įskyrus mirti. Oi, tamo turiu gerų, todėl nenoriu mirti. Mirk. Kryperis. Neleisiu jam susprogti. Spėsiu pareiti namo. Pabaiga. Negaliu pareiti namo. Na, žodžiu, viso gero, nes čia... Nors ne, gal ir nepabaiga. Tiesiog mano gyvenimo pabaiga. Čia kryperis paminė. Nors kodėl aš nepasidarau paprastesnio būdo išjungti monstrus. Bet aš to nenoriu, tiesiog, kad... Žodžiu... Pagaliau pareisiu namo. Na, įdomi buvo medžioklė, tikrai įtempta, bet aš dar nebaigiau kitą naktį, sulaukiu kitos nakties, mes vėl pulsime monstrus, na, žodžiu, dabar bėgame. Eik savo monstrų pilną, tai reikia užmušti. Na, žodžiu, dabar monstrus bėgu mušti, nes jų yra arti. Aš dabar bėgu nužudyti visų likusių monstrų,
kurie liko, o Dieve, o čia zombiukas. Aišku, aš jų nenužudysiu, nes gal dar naktis jas padėtis. Nu, nužudysiu tikris, bet ne visas. Biškai nesupratau savo draugą, nes jisai kažką čia pasakė. Žaidė O, tai reiškia, kad jis žemūja. Ir dar tuoj parodysiu keimą, kuriame radau daimontų. O daimontai buvo vat šita, jo, šitam keime. Čia skeletonas, ai, man laifų mažai. Ai, daužai mane iš visų pusių. O, spider. Fu, nežinau. Ai, iš kitą gaunu malkų. O lemba ten kryperis aiktų savo iš visų pusių, man svepala. Nieko čia baisaus. Oi, dabar jumoriška gal ir nekokia. Krypas nesprog. Prašau. Voras, kryperis. Susirenkam aitomus ir dabar varomės tokį dalyką kaip namai. Jeigu jums patiko šita medžioklė, nors aš abejoju, kad jums patiko, nes man pačiam jinai nelabai patiko, kažkokia nuobodoka buvo. Vakar dienos medžioklė kažkokia įdomesnė buvo, nors aš jas nekėliau į YouTube, bet žinau, galiu pasakyti, kad jinai buvo įdomesnė, tai žodžiu, ką jisai čia filmuoja, aš nelabai supratau. Tai dabar aš susiradu dirtas, čia kaimynas, tai žodžiu, dabar aš strėlės įsidėsiu iš šaudymo, pasiimsiu iš šaudymo čia tas strėlės. Čia ką tik praėjo girtas kaimynas. Ir pradėsiu šaudyti. Dabar kur čia distaikyti? O čia voras lips ant namo. Gerai, kad lips. Aš nematau, kad jisai liptų. Kažkaip nelipa voras. Biškai garsiau. Nu gerai, aš kalbu garsiau, kas tau nepatinka. Nu tai žodžiu, čia voras buvo. Nematau kažkaip. Žodžiu, aš nepaksau, pasirodo, kad šis skeletas nekalba. Kažkaip nėra ką veikti, tai... Ai, ne, galiu kaip pašaudyti. O, zombis. Mane jisai... Nu, blynas, bet tai... Ko tu vaikštai? Haha. Nu, žodžiu, įsivedame čia šitas daiktus. Ir jeigu dabar man nepavyks užbėgti, aš tikrai būsiu supykęs. Ir monstram bus biški. Nu, gal aš dar, jeigu, ne, jūs man, nu, žodžiu, aš gal savo norų dar kokių žaidimų įkelsiu, bet man įdomiau būtų, kad jūs rašytumėte į KB ir kad būtų daugiau peržiūrų, nors tai abejoju, kad yra labai įmanoma, tai beje, aš dabar labai norėčiau pasakyti, rašykit man į KB, ką aš galėčiau dar kelti, nes aš iš viso kažkaip iš jūsų KB negaunu, tai beje, ką norėčiau pasakyti. Žiūrėkite video, jo video labai geri. Abejoju šiaip tuo, ką mano draugas pasakė, nes mano video nėra tokie geri, nes aišku, čia ne pats patogiausias BC, ne toks patogus, kaip kitą kartą būna, tai dabar nekreipkite dėmesio, vėl mano kaimynas. O, voras, nu ką tu čia mano burokų darai? Kaimynas iš trečio aukšto prie kabinės ir sako, Artūrai. Teisingai, visiškai teisingai. Jo, tai dabar. Ai, iš to jūs tikriausiai suprantate, kad aš gyvenu daugiabutyje, nes trečias aukštas. Na, štai čia deimantinis perdas, mėsa, plunksna, du siūlai, vilna ir inventoriaus ženklas. Nieko gero. Čestus galėčiau aprotis, bet jums tai tikriausiai nelabai rūpi, nes tai nieko gero, daimantus visus išnaudojau lygtais ir apskaičiavęs, nors nesigavo, kad aš būčiau apskaičiavęs. Nors šiaip iš tikrųjų prisipažinsiu vieną, buvau pasidaręs dar
kardą vieną, bet aš išsinaudojau, tai neišėjau apsiskaičiau. Tai va, dabar mano kaimynas mane eina. Tai žodžiu, nekreipkit dėmesio į tą garsą, kuris dabar čia bus. Tai. Ir beje, šito... Dabar nekreipkite dėmesio į šitą garsą. Nu, nieko garažo. Na, tai štai garažas. Mano kaimynas kažkaip garažistas, apie garažus mėgsta kalbėti, tai... Žodžiu, turiu daugiau ką pasakyti. Tai jeigu žinote, tai jeigu norėtumėte, aš galėčiau pradėti kelti kreiptyvus, kaip pastatau namus, bet nekelsiu šiaip jums. Žinau, aš jums pažįstu, jums nebūtų įdomu žiūrėti ir laikinti, jūs nemėgstate mano kanalą, kiek susilaukiu prenumeratorių, tai tik 3 kol kas. Va dabar kiek matau, tai tik 3 yra. Vienas iš tų prenumeratorių esu aš. Teisingai, tas žmogus. Beje, mano vardas Eimis. Teisingai, vardas Eimis. Visiškai teisingai kalba žmogus. Tai kryperį matau. Nu, žodžiu, šitą kryperį dar ne labai toli. Išjungsiu monstrus, jeigu nepyksite. Jeigu dabar parašysite, kad biškį supykote, tai prie jūsų akių aš daugiau niekada neišjunginėsiu monstrų. Tai dabar nepykite, aš išjungiu monstrus. Nors ir pykite, nesvarbu. Tiesiog įkama parašykite. O įkama liepiu parašyti daug ko, nes aš iš viso komentarų negaunu, kaip jau kalbu ilgą laiką. Bet jūs manęs negirdite. Beje, nežiūrėkit D3 Edvinas kanalą, nes jis labai šūdinas. Jis nesišneka. Ten viskas suvaidinta. O čia nesuvaidinta. Čia realybiška. Nu, čia dabar biškai gal ir neįtaba, tai ką pasakė mano draugas, nu, bet ką jau padarys. Aš tikrai nenubas. Pritariu, jisai nenubas. Visiškai nenubas ir aš nejuokauju, jisai rimtas žmogus. Tai nelabai rimtas, kartais būna, kad pablūdėja, bet šiaip jisai nenubas, garantuotai. Dabar parodysiu savo često turinį. Čia va maistas, vištienų, jeigu matote skaičius, palaikysiu dar žodžiu, čia sriubos visokios ir taip toliau, galima ir iš toliau filmuoti. Nu, žodžiu, čia yra visokių tokių daiktų, o čia yra burokų, da šiaip aš dar vieną, aš vis taką burokų turiu, ne, suspadžiu ir ką. Na, dabar parodysiu savo itemų čestą. Rodyk itemų čestą. Va, nu čia svordų čestas ir panašiai. Aukso ginklai ir irono svordai. Nu, žodžiu, čia tokie, va, itemai mano. Dirto, nežinau, kam prisikasiu, gal kažkada prireiks. Čia dažuos, prisidaminas. Kai dažiausi vėl, nežinau kam. Čia siūlai anglis. Geležinės kelnes. Ai, tiesa, nenaudoju kažkaip jaučio odinį arba net du kibirai, vienas pieno kibiras ir 6. Aeroninis aeroninis šalmas. Jo, teisingai pasakė. Dar jis filmuos 15 minučių. 15 minučių gal ir nefilmuosiu, nes man abejoju, kad užteks atminties. Dar filmuos 10 minučių. Ir 10 minučių nefilmuosiu. Už 5. Į 5 gal. Na, šiaip aš norėčiau kokias 3 nefilmuoti. Tai žodžiu... Jums labai patinka, tai filmuos 5. Tai žodžiu, dabar jums tikriausiai labai nuobodu, nes dieną aš nieko neveikiu, nors tiesą sakant, neturiu ką veikti. Išskyrus vaikščiojimą po namus ir čia stovi žiūrinėjimą, tai gal dabar prasuksiu kažkaip laiką.